die arbeiten doch nicht. Geht's nicht schneller? Kasparai! Kasparai! Kasparai, ar girdi? Ten tavo žmona po pušaitė guli. Kodėl guli? Morta. Išeik. Eik. Apseisim be tavęs. Manoj pas jau rusas? Nepliurk. O iš kur jau tu taip žinai, a? Jei nėra, tai tuoj ateis. Ateis, tai ateis. Na, važiuok, važiuok. Visur ateis. Šventasis Antanai, Melskis už mūšelio. Tik tai karo metu mirtis įgauna tikrąją prasmę. Sako, pora gimė. Berniukas ir mergytė. Taip. Ir nemaudyk tų jų, kol bamba nesugijo. Oi, neišgyvens našlaičiai be moteriškos rankos, paminėsi mano žodį, Gertrūda. Prašau tavęs Dievo vardu, pavaikščiok apie vaikus. Vaikus matei? Nenoriu. Aš daugiau nebegaliu. Pabuvau 3 dienas, kol nelaimė tokia, daugiau nebegaliu. Dėkui. Ateis pirma žuvis, atsiskaitysim. Gertrūda pabus prie vaikų, o paskui kaip Dievas duos. Įsiveržė į tavo namus neprašyta, jei po teisybei. Kodėl neprašyta? Taip jau ir? Tu nepatenkinta kuo? Kodėl nepatenkinta? Neužsirakink nakčiai, ateisiu vaikų pamaitinti. Ko taip žiūri į mane? Lyja. Sustipau visą. Negailėk manęs. Tu turi kitą moterį?
daryti, jei man gera su tavimi. Nebus gera. Man jau gera. Eik lauk. Pareis tų vietų. Ar aš? Neprašytai įsirangė į lovą pas svetimą vyrą. Kasgi tu? O galbūt tave aš myliu seniai. Galbūt tu nesvetimas mano mintise. Aš nežinau tavo minčių. Gyvenk. Neapkenčiu mirusiųjų. Ko jie lenda prie gyvųjų. Numirė savo ir tylėtų. Ir mortos tavo nekenčiu. Nekenčiau jos prie gyvenimo, šiandien dar labiau. Ir vaikų jos nekenčiu. Ir kvapo šito. Klausyk, Kasparai. Tai, kai aš noriu dabar tau pasakyti, yra paslaptis. Bet aš žinau. Aš žinau, kad tavo moteris mirė, tu likai su 2 mažais vaikais. Rytoj iš ryto kaime rekvisuos visus gyvulius. Pirmoje eilėje karvės. Rusam nieko palikti negalime. Ir mano karvė. Pasakiau visų. Tik bus nemalonu, kai tu bėgiosi po kaimą su šia žinia. Ir visi linksniuos mano vardą. Man už tai smarkiai gali kliūt, Kasparai. Vokiečiai rytą surenka visas karvės. Negerai. Kaip aš gyvensiu be karvės? Mes ir taip be motinos gyvenam. Visiems negerai. Ne vien tau. Kas sakė? Sakė. Kas? Tas Ferdinandas, kur su dviračiu. Pušinė karvės nepaslėpsi. Viskas kaip ant delno. Vištos nepaslėpsi. Šiąnakt aš bėgsiu iš čia Monkau. Anoj pusėje tėvo namai, ten brolis mano. Maniškė valdžius per maža, perveši karvė. Aš paimsiu tavąją. Prie valčių stovi sargyba. Ką darysi? Imsi Gertrūdą su savim? Ne. Jei pražudysi valtį, aš paliksiu bedalis. Nušaus mane, tau liks maniškė?
Ką tu sugalvojai? Nesiartink prie manęs, aš tarnyboj! Ištrauk valtį ant kranto. Eik į kitą pusę, Ferdinandai. Aš tavęs nemačiau, tu manęs. Tu pats mane perspėjai. Aš noriu persikelt pas brolį. Nieko nenoriu žinot. Greičiau! Kelkis, Ferdinandai. Išsivemk, jei nori. Tik ne ant karvės. Tu galėjai mane užmušti. Sėskis prie irklų. Pasitrauk. Na? Tau karas jau baigėsi, nesidžiaugi? Taip. Ferdinandai, jeigu mes nepasieksim kranto, kol išnyks rūkas, rusų patruliai sušaudys mūsų valdį kaip rėtį. Aš stengiuosi. Tu jau 4 valandos ir jas atgal.
Netaip lengva pamelžt karvę valtį. Ir tu sugebėjai mane apmulkinti. Kodėl tu pats savo priešas, Ferdinandai, ha? Tu negali grįžti atgal. Tu esi dezertyras. Tu pagrobėjai valtį ir pabėgai pas rusus. Aš tokių minčių neturėjau. Taip jau išėjau. Ką, mušimės? Ne. Aš tau buvau draugas, Kasparai. Ar ne? Aš tave dėl karvės perspėjau. Aš niekada nešaudžiu civilius, aš neatsakau už kitus. O tu gali atsakyti už visą Lietuvą, Kasparai. Kiekvienas atsako, ir negalima iš žmogaus daugiau reikalauti. Žmogus toks mažas, Kasparai. Tu supranti mane? Aha. Matai? Vokiečiai, karvė. Aš tau daugiau nereikalingas? Ar buvai reikalingas? Aš tau dėl karvės pranešiau. Žinoma. Jeigu aš laisvas, aš eisiu savo. Čia mano tėvo namai. Tu čia gausi pavalgyti. Ne, rusai šaudo dėl laisvės, mes žinau. Bet čia tavo dvynys. Na kaipgi ne? Tu ką? Kasparai! Ei! Štai mes ir namie. Galvos nori? Galva. O. Štai mes ir namie. O kaip ten? Vokiečiai. O pati kur? Nebėra. Štai kas liko. 4 rankos, 4 akys. Ji tave pametė? Tai ką darysi? Pamiegosiu. Šalta bus vienam. Pamiegojai užteks. Kas dėžiai? Dvyniai, mergaitė ir vaikas. Pats matau. O po jais? Po jais? Šienas. Po jais. Jeigu šienas, tai eime. Ko tyli? Tai pasakok. Buvo anam krante toks vokietis, Ferdinandas, su dviračiu. Kai jis man pasakė, kad vokiečiai karves rekvizuos, aš pabėgau į čionai. O kodėl čionai? O ne kur kitur? Kur kitur? Aš tavęs klausiu. O ne kur kitur. Čia mano tėvo namai. Ko dabar? Čia jo tėvo namai. Pažįsti šitą tipą? Kaipgi Vaitkevičius. Mūsų tėvai plaukė vienu barkasu. Vaitkevičius sako, kad tu mūsų žmogus, pagal įsitikinimus. Nežinau. Aš turiu išmaitinti 2 vaikus. Kaspar, kur dėjai vokiečius? Kokius vokiečius? Fricus, kur atsivežė iš anų krantų.
Iš kur žinai? Toks mano darbas. Kas pasakė? Kas matė? Patkevičia, kas pasakė? Tavo broli, netylėsiu, prieš valandą ji čia buvo atėjusi. Tu užmigai, o jie atšovė čia. Patkevičia! Netylėsiu po velnių. Ji pasakė, kad tu atsivežėjai 2 vokiečius. Kodėl jį tai pasakė? Aš jos irgi paklausiau, kodėl tu mums taip sakai? Nori, kad mes Kasparą pasodintume? Kodėl? Bijaisi, kad Kasparas pareikalaus pusės namų. Tai ji pradėjo verkti. Va, štai kodėl. Ar tu jai minėjai ką nors apie pusę namų? Ne, ničnieko. Aš turiu stogą ant krante. Išvis vokiečius ir aš sugrįšiu. Vokiečius. Paim. Tai kur padėjai tuos 2 vokiečius? Vokiečius. Paleidau, karas jau baigėsi, 2 vokiečiai. Čia ir čia koks skirtumas. Kasparai, mums labai reikalingi žmonės. Ar tu nesutiktum kol kas padirbėti prie pieninės, ką? Ką man tą pieninį? Aš turiu karvę. Tai ką veiksi? Žvejosiu. Nevalia plaukti į jūrą. Mes tavo valtį prirakinam. Atsirakinsiu. Reikės atsirakinsiu. Galvojau, nebegrįši. Be reikalo. Kai jie paima žmogų, retai be paleidžia. Be reikalo, sakau, stengiais. Nesikėsinu į jūsų namus. Pagyvensiu ir išeisiu. Pagyvensiu. O aš negaliu gyventi po vienu stogu su tavim ir tais tavo pypliais. Ką beveiksi? Teks. Kaspar, o aš galiu tau padėti. Aš tau surasiu vietą, kur tu galėsi gyventi. Ir surasiu tau moterį. Juk dabar tau reikalinga moteris ir tu išeisi pas ją. Ne, Agnė. Andrių žinau, kas tarp mūsų buvo. Taip. Bet šito daugiau nebus. Tu nesitikėk. Aš nesitikiu. Išvys vokiečius iš ano kranto ir išeisiu. Ar tai Andrius pasiūlė mane įskųsti milicijai? Aš pati. Kodėl tu pasakei, kad aš atvežiau 2 vokiečius? Jeigu vieną. 2? Du. Tai daugiau negu 1. Kai mudviem buvo 4 ar 5 metai, čia buvo daržinė. Miegodavom ant meldų po vienais kailiniais. Mes dvyniai. Ir tėvas mūsų iš 2. Antrasis sako, nuskendo, dar mums negimus. Nenuskendo. Dingo be žinios. Tai dar nereiškia, kad nuskendo. Išplaukė laivų ir dingo, kur dingo, kas pasakys. Ir dėdas mūsų iš 2. Sako, abu dėdai Bismarko gvardijai tarnavo. Tvaima Litaun, taip jos vadino. Bet jie buvo žemaičiai. Labai daug kalbi.
Aš jau pasakiau, gyvensiu kol kas daržinėje. Nėr čia ko kalbėti. Valgysim atskirai? Kaip nori. Galim kartu. Atskirai. Gerai? Judu. Nežiūrėk. Dvyniai visada šlykštų. Bet šmotai vieno ir to paties gabalo. Nenatūralu kažkaip. Nežiūrėk. O tu dar pasigailėsi, kad leidai jam čia pasilikti. Daug kalbi. Be darbo sėdim, todėl ir burna atlapa. Ar tu žinai, kad draudžiama? Nežinau. Į vandenis plauk draudžiama Vokiečianoje pusėje. O ką valgyt? Ar atimsit žuvį? Kokia žuvį? Tu galvą saugok. Tu veikiausiai nenutuoki, kokia velniava čia prasideda. Prisek valtį, kur buvo. Andriau, vėl kažkas išmelžė karvę. Vyras toks atvažiavo su prašymu. Ko? Aš girdėjau, kad tu šį bei tą supranti apie techniką. Supranta. Visai naujas daiktas. Suteptas, kaip matai, dar fabrike. Reikia išvalyti, patikrinti. Veikti privalo kaip laikrodis. Be benzino nepatikrinsi. Šią butelį. Mažai. Pabandyti užteks. Kada jums reikia? Sutvarkęs ir patikrinęs, paslėpsi pas save. Kol bus reikalas. Pasakysim. O kas man už darbą? Vežėčiasi guli bunka degtinis. Aš nepratęs. Aha. Paliksiu tau tą bonką su visų vežimu. Ir arklį priedam. Kokį arklį? Šitą arklį. Čia jūsų arklys. Koks mūsų reikalas? Jeigu tu įmies sutvarkytą techniką, baigtas daiktas. Na tai, iki greito pasimatymo. Iš kur tokie atsirado? Agniai giminės, 10 vanduo nuo kisieliaus. Ką mums tas gyvulys? Šieno tik karvėje, iki kalėdų vos ne vos užteks. Kai išdarinėsi žuvį, tai žvynus į žemę užkask. O tai bėdos neatsikratysi. Karvė kažkas išmelžė, Andriau. Labą rytą.
Įstatymus sergsti. Mhm. Tai ką? O manęs jokie įstatymai nesulaikys. Valia rodai. Esi pats savo šeimininkas, tavo valtis, tavo jūra, tavo žuvis. Jeigu kas iškabins įsakymą, kad draudžiama tau kvėpuot, ar mesi tokį darbą? Būk ramus, neišleis daugiau. Liosai, visko yra buvę. Ar Agnė guli draugė su Andrium? Koks tavo reikalas? Tiesiog įdomu. Jinai jo nemyli. Kodėl manai? Patikrintas reikalas. Burbulas. Kai iš manęs paveržė Agnę, o paskui pametė, Andrius ją pakėlė kaip prakastą obuolį. Aš paveržiau iš tavęs. Nevaizduok nežinas. Ir nežiūrėk taip į mane. Nesi vienas kaltas. Aš dažnai pagalvoju, nebėgs, kali niekas jūs ir nesivys. Galėtum pakviesti žmogų prie stalo. Paragauti savo žuvis. Tegu ateina. Tegu ateina, o tai iš tikrųjų kažin ką pagalvos. Aš eisiu pakviesti. Nereikia. Eik. Tu karvę išmelžiai. Kokia karvė? Vaikus badu nori numarinti. Dėl Dievo meilės. Geriau nelįsk prie jo. Visko gali padaryti pykęs. Eikš pas mane. Nu, eikš. Na, kam to reikia? Nu, eikš. Vyriškumą nori įrodyti?
Sveiki. Labas vakaras. Dovanok man. Tavo vaikų vardu prašau. Kasparai, dovanok man. Vakar aš maitinau vaikų šiltų vandeniu. Niekadėjau tu. Visą vaikystę aš praleidau be pieno. Va čia suspaudžia. Kai aš pagalvoju apie šiltą karvės pieną. Čia. Va, aš tavo valtį norėjau pavogti ir grįžti atgal, bet nacių bijau. Tu žinai, nacius tai lyg kažkokie kitokie vokiečiai. Mano tėvas buvo socialistas. Bet rusų... Ačiū, Kasparai. Nėra kur man dėtis. Ar negalėčiau aš nors vienai nakčiai pasilikti čia? Prie gyvulių. Ne. Naktis vis šaltesnis. Ten valty yra žuvies. Ko nekariauji toks vyras? Negaliu. Kur vedei gražuolę? Į turgų? Kas parduos? Pas kavalierių vedu. Vyrai, žiūrėkit, panelė pas kavalierių veda. Kam taip toli vesti? Tegul veda pas mūsų seržantą. Nejuokinga! Koja! Eina! Varyk tu į šalin pakaks. Tu patenkintas? Matysim. Kaip išsaugojot tokį vyrą? Daug vargo buvo. Vos galvos nepadėjom. O aš tamstą prisimenu. Aš tai ne. Matyt, maža buvau. Paskui Agnę lakstė. Putotom šnervėm. Ar galima kada užėjti? Su reikalais, prašom. O šiaip? Ir šiaip užeikit. Mes ilgai vakarojam. Kas atsitiko? Sniegas iškrito. Fricus muša! Fricus muša! Fricus varo iš tavo kranto.
tu vis vien liksi su mumis. Netiesa, liksi. Tugi dėl to ir atkeliavai, kad liktų. Nežiūrėk taip į mane, nemedinė aš. Nežiūriu. Aš stipriai pasikeičiau. Nori, kad būčiau tavo vaikų motina. O kas bus su Andrium? Kai aš dirbu ar einu, o tu žiūri taip. Man nugaron rodos imčiau ir užmuščiau tave. Nereikėjo tau sugrįžti, jeigu jau sykį viskas nutrūko. Bet tu galvoji tik apie save. Kas yra? Tavo brolis galvoja, kad užteko jam tik pasirodyti ir Agnė guls su juo į vieną patalą. O jeigu ne? Na ir gerai. Vėl visi po vienu stogu. Fricus varo. Ar girdi? Girdžiu. Jūs taip laukiat tų rusų, kad net koktų. Žuvį gaudyti jūsų reikalas, jei kitko nemokat. Vis nėra kada pasišnekėti. Ar yra apie ką? Yra. Kalbėk. Mudu daugiau negu broliai. Agnė tavęs neužmirš. Andriau. Liek. Agnės aš niekam neatiduosiu. Kas buvo, tai buvo, šito neatimsi. Bet dabar Agnė mano. O tu čia ką darai? Fricus laidojam. Velnias. Vaikui darbas. Kaip laikos sesuo? Laikus? O ką? Čia aš. Sakė, ilgai vakarujat. Va ir atėjau pažiūrėti. Negreit įsirašė į svečius. Nežinojau, ar būsiu geidžiamas. Man gal geriau išeit. Tik atėjęs jau išeit. Ar nepatiko?
Valdai, pastatytum ką nors svečiui ant stalo. Nereikia. Aš ne dėl to. Ne dėl to? Valdai. Ne dėl to? Sako, krūvos vokiečių gulėjo mieste tiesiog ant bruko. Ar matei? Visokių ten gulėjo. Po truputį. Gerai. Neišeikit. Galbūt be reikalo. Nevertėjo trukdyti. Nepykite. Gal ir kalbos atsiras. Atidaryk duris. Svečių nėra, Aš? o tave aš pats matau. Kągi, palauksim. Neišeikite. Sėsk. Krūvai bus linksmiau. Jeigu turit paslapčių, galite užsidaryti priemenyje. Mūsų lyg ir nebuvo. Ar dar ilgai? Oi, šuniškas gyvenimas. Ištisom savaitėm patalo nesuveli. Tai čia paguli, tai ten paguli. Tau nešalta? Ar man? Kai snarglius buvau, atrodė visą laiką alkanas benzinėjų, o dabar visą laiką šalta. Darbas tavo toks. Bet kas nors ir tą darbą turi atlikti. Neamžinaigi. Sakiau, ilgai vakarojame. Ar merginti jie vaikščioja? Pabandyk. Tik negirdėjau, kad kas gautų su ją permiegot. Savo vyrui laiko tuos skanumynus. Ar prie miško daug uždirbai? Dar nežinia.
Sisk. Jei kas išsižiūs, vietoj nupilsiu. Stok, šausiu! Pasižiūrėk. Nebijok nei kas, nebegyvas jau. Pažįsti? Ne. Meluoji. Ne. Nežino jį jo. Čia mano vokietis. Ferdinandas. Jau nebe tavo. O kas buvo antras, tas, kur pabėgo? Nežinau. Meluoji. Ten buvo tavo vyras. Aš nežinau. Tai va, kai jį pamatysi, tai pasakyk, galas jam vis tiek. Pasakysiu. O gal jum galas pirmiau, a? Tylėk, tu nieko nesupranti. Suprantu. O gal tikrai supranta? Vaitkevičiai. Palaidot į derą. Labą dieną, katalikai. Andrius išėjo mūsiškių. Pražudysi visus. Andrius išėjo maniškių. Nežinau, nesakė. Motoras tvarkoj. Taip. Aš laukiau tavęs pusę nakties. Pas Bobas valkiais. Taip. Prisipažino. Iš kur paėmė tą vokietį? Kokį vokietį? Kasper, ar tau yra tekę užmušti žmogų? Iš kur paėmė tą Ferdinandą? Pa žmoną užtikau. Naktį. Nabagas. Karvę bandė melžt. Kiek valandų plaukiai čia su irklais? 6? Gal mažiau? Iki Švedų Gotlando 200 kilometrų. Kiek laiko reiktų plaukti, jeigu valtis su šitokiu motoru? Iki Švedijos? Gal 10, gal 12 valandų. Koks vėjas? Paklok man ant viršaus pamiegoti. Aš pas jūs pasiliksiu. O jeigu kareiviai? Turiu gi aš kur nors būti. Ar ne? Ir tu pamiegok. Pamergų sveika. Iš arklio kokia nors nauda?
Aš taip ir sakiau, kam žvejo arklys. Mudu su Ferdinandu dažnai minėdavom. Nežaksėjai? Ferdinandas sakė, kad ateis ir užmuš tave tavo pašiūrėje. Mane? Tave, tavo dvynius. Ir karvę. Aš jį vis raminau, bet jis vis prisimindavo nabagas. Kai jie atvažiuos, prikelk. Agne. Agne! Kur Andrius? Kas man rūpi? Girdėjai, išėjau sutikti, kur motorą atvežė. Prieš 3 mėnesius žinojome išvykimo valandą ir dieną, o dabar dar niekas neparuošta. Kas neparuošta? Negi problema benzinas. Kiek jo mums reikia? 30. Reiškia 40. Kelkis, Kasparai. Ne mano reikalas. Tai ne jo reikalas. Jo reikalas motoras. Aš vienas neparnešiu. Tai tu, Andriau, man padėk. Pagelbėk jam. Taip. Padėk į vyrus, tai parnešim. Na? Pastatyk motorą į valtį. Į kokią valtį? Mano valtis kiauro dugnu. Aš tau sumokėjau. Ar man? Vyrai, nesipykit. Galit paimti Andriaus valtį. Gera valtis, neblogesnė. Ну, чего надо? Бензин нужно. Во что возьмешь-то? Дай с канистром. Есть деньги. Сколько надо? 40. Сорока не будет. Надо! Но нет, суда нет. Понял? Из бака дай. Сутник. Из бака дай. Эй, а ну отваливай. Отваливай. Ух ты, сволочь. Андрю. 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 И сегодня бетури бензина, Полейск. Andrius supranta apie motorus nemažiau už Kasparą. Kasparas nepaliks vaikų, argi nesuprantat. Vaikai šiuo atveju vaidmens nevaidina. Kalba eina apie Lietuvos likimą. Aš galiu priversti. Nepriversit, nieko už negalima priversti. Argi nesuprantat, vieną galima, kito ne. Tu nori, kad jis išvažiuotų?
Andrius užmušė kareivį prie mašinos, ar kitai nuslėpsi? Ne jis užmušė. Dėdė. Dėdė, tai mudu su jumis žinome, kad ne jis. O kas patikės? Valgom galbūt paskutinį kartą šioje žemėje. Paskutinis kartas būna prieš mirtį. Mūsų žemėje. Ar negalvojat grįžti? Mes grįšime tik į laisvą Lietuvą. Suprantama, galima šito nesulaukti. Tada grįš mūsų vaikai. Jeigu Lietuva neišnyks iki to laiko. Kokiu būdu? Fiziškai sunaikins. Nutautės išnyks. Ne pirmas toks išbandymas Lietuvai. Kol gyva bus emigracija, kol gyvi patriotai tėvynėje, nereikia apie tai kalbėti. Sakykime, kad jie nebegyvi. Nutilk. O jų vaikai komunistai. Tuo labiau. Karas bus ilgas, žiaurus. Su kompromisais. Sudėtingas. Vien pif-paf čia nieko neįspręs. Tik taip pif-paf. Kitų argumentų neturėsime. Pirmoje eilėje ginklas. Ne vien tik ginklas. Lietuvių kraujo kiekis ribotas. Metas. Ruoškis, Andriau, tu mus veši. Aš? Kodėl aš? Kodėl jis? Kodėl aš? Kasparas čia motoristas. Kur jis dės savo vaikus? Mes tau padėsime įsikurti Švedijoje. Nepanorėsi, galėsi grįžti. Aš turiu žmoną. Visi mes paliekame žmonas. Turi mus kas nors vežti. Buvo sutarta iš kalno. Jis jau pasakė, kad negali. Reiškia baigta. Pasakykit savo draugams, kad dėl važiavimo nebuvo susitarta. Aš palikau jums arklį. Argi nesuprantate, draugužiai, kaip svarbu, kad mes šiandien išplauktume? Tai ne asmeniškos užkaitos. Šiuo metu sprendžiamas tautos likimas. Andrius užmušė žmogų, jis turi išvažiuoti. Kaip tu nesupranti? Sterva! Gerai, plauksiu. Andriau! Andriau, mes dviese būtume sutrinę juos kaip utėlės. Aš juos nuvešiu, kur tik jie panorės. Viskas į gerą. Andriau, tu nesakyk, kad aš kalta, juk tu privalai išvykti, girdi? Sakyk, bijojai muštis. Sakyk, ką nori, ne dėl manęs išvyksti. Juk tu taip pat kaltas. Andriau, mes būtume juos dviese. Žinau. Dabar jau vis vien.
vyksta? Greičiau! Agne. Kas yra? Bėk praneš kareiviams. Jos pagaus išeinant iš kanalo. Bėk. Bėk. Neprisiimsi tokias nuodėmes. Jie gyvi nepasiduos. Jeigu ne tu, jis nebūtų su jais susidėjęs. Jeigu ne aš, jie būtų tave nušovę. Andris galvojo, kad tu išvažiuosi. Jis norėjo vaikų. Jis galvojo, tu paliksi vaikus ir išvažiuosi. O aš žinojau, jie užmuštų, jei vienas jų dviejų nesutiktumėt. Jie būtinai turėjo išplaukti, jie taip sakė. Viskas į gerą. Jeigu jie laimingai praplauks kanalą, viskas į gerą. Būtų nušovę jį ir mane. Būtų nušovę. O kur jie būtų dingę, jeigu apie motorą neišmano nei mū, nei be? Štai čia jie būtų, čia. Taip. Tada jie būtų čia. Na, matai. O dabar kas? Žuklė jau prasidėjo. Duok čia. Laikas man į savo krantą. Palauk. Vestuvėse patrypsim. Vyrai, Kasparas draugas. O! Teisingai. Mūsų tėvai kartu buvo. Teisingai. Kasparas vestuvėms man padovanojo arklį. Arklį? Draugas. Draugas. Išgerkim. Palauk. O kam milicininkų arklys? O kam milicininkų žmona? Va čia tai meilė. Kasparai! Eik pas mane namus, pamatysiu. Kasparai!
smerki. Ar ir tu galvoji, kad aš kaltai neturiu vaikų? Kai tu įėjai į kiemą su dvyniais ant rankų, aš maniau, kad išprotėsiu. Pamatysim. Po metų. Žvejot kada eisi? Dabar ne. O, ranka kokia. Ir vaikų neturiu kur palikti. Iki rudens vargu. Krautuvę atidarom. Žmogus reikalingas. Žvejas aš. Ko šaipaisi? Iš ko gyvensi, jei jūron neisi? Nežinau. Vis kaip nors. Netarp svetimųgi. Man dar muilo gabalėlį duokite. Į popieriuką duokit, aš pati susivinuosiu. Man duonos porą kepaliukų. Du iš karto. Įsipilk pats. Ir kruopų. Dar vieną. Oi, viešas. Jėzus Marija, visas kruopas išbarstė. Žmogau, nu ką kitą rai? Man žvakių porą. Žvakių porą. Iš tikrųjų, negaliu rasti žmogaus bent su 2 rankom tokiam darbui. Kaip žuvis? O kam dabar moka? Degtinė užteks. Pavasarį ir aš eisiu. Sugis ranka ir eisiu. Vaikai, užklausykite ant savo. Ja. Sėsis. Gerai. Ir? Gerai, gerai, viskas. Nenori sverti.
Vaikai, čia jūsų dėdė, mano broli. Suprantat? Na. Iš Sibiro. 10 metų. O aš maniau, kad tu Švedijoje. Ne. Jie norėjo, kad juos nuvežčiau. Pasiklydau. Sugavo pasieniečiai. Paskui paaiškinti negalėjau, nemokėjau nė žodžio rusiškai. Ni znal, ni slova. Vaikai, atneškite alaus, gerai? O tu čia neblogai įsitaisęs. Mes dvyniai. Ir tėvas mūsų iš dvynių. Antrasis sako, nuskendo dar prieš mums atsirandant. Nenuskendo. Dingo, kaip į vandenį. Tai dar nereiškia, kad nuskendo. Išplaukė ir dingo, kur nežinia. Kas pasakys? Ir dėdas mūsų iš dvynių. Labai daug kalbi. Kas žino, kas tais laikais galėjo atsitikti.